Žiūrėkit, su Herkulesu iš Amerikos tai neatvažiuosi, bet ir iš Estijos nelabai įsivaizduoju, kad tie 3 tankistai visą kelią važiuotų iš Estijos 600 km, kad išgelbėti tą vieną, kuri krito, jeigu tikėti jų istoriją. Nu, vat, imam prezumpciją, kad jie teisingai viską pasakoja, kad vienas įkrito, patikrinam 1,41 dislokavosi Lietuvoje, Pabradėje, įkrito. Ir tada kitus pakėlė, vadai, važiuokite gelbėti. Ir jie važiuoja su šarvuočiu Herkulesu 600 km, atvažiuoja tada į tą pelkę ir nuskęsta. Nes tokio fakto, kad 5,7 yra Lietuvoje nėra, nes viskas yra daroma oficialiai. Nes rotavosi tas konkretus infantris sausio 29 9 mėnesiam. Ir dėl to tie, kas kūrė šitą istoriją, tai yra ganėtinai adaptuoti arba su sindromu. Nu ir ką mes turime su sindromu? Kai žmonės, kur patys skelbia informaciją, sėdi su sindromu, vadovauja ginklams, bambioškiams, sėdi su sindromu ir paskui reikia sukurti kažkokias istorijos, o paskui stovėti su skrybelė kaip Mary Poppins. Bet kad galima labai paprastai patikrinti, kodėl tos yra 2 karių grupės ir kodėl Amerikos kariuomenė bandė nuslėpti vieną grupę, tai yra tą vieną atskirą karį, kad nesuprastų kiti. Tai Amerikos kariuomenė, tai patys visi suprantam, kad slepia viską. Tačiau kodėl mūsiškiai slepia? Nes jeigu mūsiškiai leido atvykti nedislokuotiems kariams, čia, kad mes esame partneriai, tai nedaro prielaidos, kad galima važinėtis kur nori. Kariai nėra civiliai, kariai yra užsieniečiai, jiem galioja įstatymai. Ir užsieniečių padėties įstatymas, ir ten tas priimančiosios šalies įstatymas. Jie nėra, kad turi tokį imunitetą, kad užsimaniau 600 kilų su Herkulesu važiuoti ir paskęst pelkėje ir važiuoju. Aišku, tai yra nelogiška, jie iš tos Estijos nevažiavo su to Herkulesu ir to Herkuleso iš viso nėra. Jau pranešė New York Times, kad Herkuleso nėra, kad yra 2 mašinos. Ir apskritai gal tų mašinų nėra, nes mes tų mašinų nematėme. Niekas nežino, kaip ten tas pirmas karys, 4 atsidūrė pelkėje, kuris yra iš vieneto, kuris dislokavosi Pabradėje. Tai tada istorijėlių kūrėjams mes visi galime tik pasveikinti, kad visiškai apsidurnino, apsišūdino ir ypač, kad tą pelkę 2 savaitę stumdo, jiems jinai yra kažkokia tai mobili. Nu tai aišku, jeigu jie neskiria, kur poligonas, kur pelkė, kur Estija, kur Lietuva, tai Dieve gelbėk Lietuvą.